Labas rytas, šiandien turim nuostabų orą ir mes keliaujam į tokį miestelį su senais islandiškais namais ir taip toliau. Jeigu ką, tai žmona žino tiksliau, kaip vadinas ta vieta, kur varysim? Auerbair muziejus, tai va. Ir dabar, pirmiausia, aišku, važiuojam į Kringlaną, į Akropolį Islandijos, į Taigerį reikia mums biškį ir tada lėksim jau ten. Ten labiau molos Islandijos. Nu, labiau molos jo, valgo blynus su kuo čia? Su krabų lazdelė, nes šiandien yra pasnikas, tai... Ką, važiuojam? Tai mes labai daug kuro turim mašinę, kaip matot. Net 15 kilometrų. Wow. Pilsim kuro, viskas yra kortelėmis, kišam kortą, bam, easy, pasirink, oi blemba, ne, pas mane ne benzinas, jau būčiau pavaręs, ne, tai pasirinkom dizelį, pasirinkom mažiausią sumą, tai jau kad nuvažiuotume iki normalios degalinės, ne už kosmosą pilt. Nes čia kaina bus, tai pasakysiu, dizelio kaina, paukšt, atsisukam, taip, tai dizelio kaina yra 323 kronos, tai yra 2 eurai su centais, na tai tiek jau kainuoja, bet varysim mes į Costco po to, tai kam piltis čia brangiai, jeigu mes galim užpilti 60 kronų pigiau. Ne, kaip sako, taupai ir stupai. Važiuoji, Rembo. Lietuvėlė. Gali gal papasakot, kodėl mašinos numeriai yra Rembo? Ką tu turi papasakot? Čia mano Rembo žmona. Žodžiu, tai. Connected successfully. Kai buvo mokykloje, mokėmės. Jinai gavo pravardę Rembo, tai kad nukietas raštelis yra. Buvo, visiems lauždavo stuburus, ten žandikulius išnarindavo. Ir rėmą didelį labai turėjo mokyklą ir visi jos bijojo, tai bernai jau sunkiai lyzdavo, nebent sakydavo papai iš toli ir pabėgdavo. Tai va, tai mes su klasioku tokiu sakom, tu esi Rembo. Ir va todėl mašinos numerį, pusiu, blėt, yra Rembo. Vat Rembo būtų numušęs mašiną. Žodžiu, važiavom į parduotuvės, bet prisiminėm, kad šiandien didysis penktadienis ir Islandijoje niekas nedirba. Bet turim vilties, kad dirba tas mūsų kaimelis. Mes vadinam senovinis ar kas čia, nežinau. Tai va, atvažiavom pažiūrėti. Tai, žodžiu, muziejus. Va čia reikia užeit. Kas parašyta Lokat, šiandien nedirba. Bet čia gal tik parduotuvė, gal užeit galima? Nu, eina. Žodžiu, viskas uždaryta. Reiks atvaryti kitą kartą. Reikia kažkur važiuoti kitur. Kur lekiam? Nežinau. Toks oras geras, tiktais, kad keliautų būt. Ne? Šeima? Oh my god. Važiuojam. Dirba nuo rytojus, ne? Nuo 1 iki 5. Good Friday, matai? Čia penktadienį apšė nieks. Ir šeštadienį. Sekmadienį tiksliau. Tai žodžiu, atvarėm į zoologijos sodą, nes nieks nedirba. Varysim pas gyvūnėlius, jau ne pirmą kartą pasižiūrėsim. Tada į botanikos sodą galbūt užeisim. Va, sėdi žmona, kažką čia daro.
Žodžiu, lekiam. Narcizai, ateik nufotkins. Narcisiukai. Pas mus jau, matot, pradeda pumpurus leisti. Nice. O čia pyksti, ne pas tave atėjau. Nu, kaip? Opam. Ja. Kokio ūgio? 1,25. Nu va. Mums visiems bilietukai kainavo 4,000 kiek? 30 eurų. 30 eurų. 2 suaugę ir 1 vaikas 6 metų. Brangu jau. O, atvarė pavalgyti. Eik, tu krypu. Kvep. Atrodo čia... Kas čia toks? Ruonis? Labukas, sako Ruonis. Smardas biškį? Ne. Kokia kitoj pusė, o, ateina. Parvaro, atsigulęs. Paršelio rojus. Karvutė. Paglosti karvutę. Gali. Nu, kokia gražu. Ko įdėl gali. Tai yra miuk. Paglotis. O šitą guli, va. Labas. Mondain. Tėtis miega. Vėl. Ačiū. Labutis. Labutis. Snaudžia kiaulytė prie gelių. Jo. Gera tau, jo. O, čilina visos. Ką tu? Panaši. Ką jūs? Gražuolė. Nu, turim ir arkliukų mes. Va tokių gražuolių. Pasaka. Kaip fainai šiandien visi lauke. Geras oras, visi gyvūnėliai matosi. O čia jos žipą gali pakasyti? Gali ir pakasyti, gali ir paglostyti. Tai gal nori su to šepečiu prabrauksiu? Ne? Nenoriu. Head and shoulders. Nu, va čia galima užeit, pavalgyti, sustot, kavos atsigert. Dešrainiukų iššaut. Mėsainiukų, dešrainiukų. Aišku, šiandien pasnikas mes nieko nevalgom, bet va, galima pasižiūrėti. Saldainiukų, jeigu norit, ledų, kainos, nežinau, nerašo niekur kainų, bet sužinotume greitai. Tai va, skanėstėlių visokiausių. Ir privargot, vaikščiot. Ir tenais yra atsisės, daug vietos. Galima atsisės savo ramikvaliais, galit ir savo maistuką atsinešę. Eit prisėst. Mes einam va čia. Čia šį vasarą, jeigu būna geras oras, tai va, veikia atrakcionai vaikam. Tokie čia, nu, atrakcionai, ta prasme. Būna, o, atvažiuoja mašina. Vietiniai, jo. Tai va, čia būna galima pasikelti viršų, ten suka. Čia yra apžvalgos tas bokštas, kurį mes užlipsim. Ten yra su mašinėlėm galima pasivažinėti, po to ten yra dar kitokie atrakcionai toliau. Tenais eisim irgi po vaikų žaidimų aikštelė, batutai, o Jėzus, kiek žmonių.
Senai tiek mačiau. Nu, dabar einam, vaikas sakė, aš bijau aukštą, bet užlipsiu į tą bokštą tikriausiai. Pabandysiu. Mes lipam su mano lietuvaitė į viršų. Čia bus galima persikelti tą keliuotą, matysit. Per vandenuką. Dabar varom į viršų. Va, praleisiu žmonės. Right. Nulipau aukštyn. Aukštą šiaip bijau žiauriai. Ką, užlipsim. Dabar kadangi laikau kamerą rankų, tai drąsos daugiau. Daugiau drąsos. O ne, nu, let's go. Let's go. Kažkaip susitelki kitą. Tašką, nasik čia neužlipau, kojas drebėjau. Jau. Ir vaikų iškitakas. Nu, užlipai? Luka. Tai va, matot. Ten yra atrakcionai visur. Link. Kažkur turi būti mama, einam surasim. Va, stovi. Pamojuok, draugė! Draugė! Aš bijau aukščio! Aš bijau! Užlipom aukštelį. Varyk. Bet kad aš jau užlipau, tai čia, wow. Nu, tai ką, su tą kamerą varom, nes... Na, lipam, nu. Koja po kojos. Lipam žemyn. Ir žuolė, nu, nulipom mes nuo to bokšto, žinokit. Kažkaip pavyko. Pavyko. Šiaip dažniausiai savaitgalis, jeigu atvarot, vasarą, žiemą tai ne, bet veikia čia va tie visi atrakcionai, mašinytės. Tai visai smagu, nu va dabar eisim suptis ant tokio senovinio rato su arkliukais. Ten viskas, aišku, į kainą eina, už nieką mokėt papildomai nereikia. Tai tas dar guodžia. Tai šiaip labai smagus oras pasivaikščiot. Ir po to, aišku, tų gyvūnų čia per daugiausiai nėra, bet nu, vaikam čia labiau atrakcionai. Ir po to, ne, dukrytė, nueisim čia, žinok, į kairę. Ir po to, vat, į botanikos sodą irgi labai gražu pasivaikščiot. Taip eisim, bet kamera gali įsikrauti. Gal pavyks, gal nepavyks parodyti. Ką tu? Gerai, aš dabar laukiu, kol saksiu. O dabar. Varom. Tavo arklys nesikilnoja. Žvaigždė, likimo tau duota. Galva nušalo, va moteris, ausį šala, savo galva šala, saulė šviečia, kur tu vasarą taigi? Man pučia, brokai, raus. Pučia tik, Jėzus, gerai, kad į prausį, vaikas irgi savo kapišoną gali uždėt. Nu, ten kažkaip vėjas pajungtas. Nu, varyk. Tai va, turim laivą, turim namą, turim eskavatorių, turim tėvą blaivą ir turim žmoną kreivą. Atsiprašau. Tai va. Sakė, Rosita eina, va, bus piratė. Rosita eina? Nu, tu. Ai, aš piratė būsiu. Būsi piratė. O tu kas būsi? Mobis Dikas? Aš būsiu Modžio Džodžio. Ne tas filmukas. A. Su kas yra, tu... You know who I am? A. Powerpuff Girl. Nu, neradau žmonelės, nu. Šiaip Islandijai smagu, bet kur beisi, bet kokia miestelė kaimelį bus, va tokie batutai vaikam padaryti. Kur va jie duodas dūksta, susilaužo rankas, kojas, įsisuka kažką pastoviai. Tai va, bet smagu jiem, nu, pažiūrėk. Kai vandenį babam, kai vandens privarytas. Opa, bum. Nu tai va, tiek tos veiklos, vaikas pašoknėjo, padūko. Ir vėrinam atgal. Vėrinam atgal, dar nori labai arkliukus paglostyt, nes valgė. Tai dabar einam paglostyt
arkliuką. O. Paglostyk, Luka. Nebijok. Nu, Rosita, tu dabar. Aš paglosiu. Nebijok, nekas. Gal galiu paimti šitą? Duok. Bet jeigu vištos, tai galima? Nu, žinai, koks vištos, biškį paglostysi gali, paglostyt atgal. Ką turim vištų? Pažiūrėkit. Gaidys koks pasipūtęs, klausykit. Ten su O, uodega. Uda! Nu, Kiku, 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 kiku. žiūrėk, tokį duoda, žiūrėk. Žiūrėk. Iš panižo. Biški panižo. Jis čia Kaklas. gal kokius deda kiaušus, žiūrėk. Nežinau, ką deda, bet Žiūrėk. Velykos ne už kalnų. Jau čia jo šildasi save, tai matai, įsikasa žemė. Taip. Utkura! Pažiūrėk, kaip gulas, ta. Nu, Jūs čia gal šildai kamerą, žinai. jo, pasikasava ir deda kiaušinuką. Nu, paukščiai švarė. O, triušiai. Triušiukai. Kas čia? Paukščiukai. Pasilenk, tam patkinti. Ateik čia. Miega susiglaudę. Gražuoliai. Tai va, apsilankėm zoologijos sode. Užtrukom, ką žinau. Kiek laiko buvo maždaug meilė? Pusantros valandos užtrukom, tai kol vaikas pažiūrė, tai jeigu turit vaikų ir esat kažkur aplink Reikjaviką ir nuobodžiauja, tai galite atvaryti. Aišku, brangoka, palyginus to, ką gauni, bet smagu. Bet jeigu nenorit mokėti pinigų, galite atvaryti va į botanikos sodą. Dabar mes užėjom. Aišku, pavasaris jo, nieks nežydė. Gegužė kokią, ne, birželį. Bet kokią gegužę birželį, tai žiauriai fainai ir gražu. Čia dar bėga vandenėlis, toks kakliukas. Tai va, bet mes neįsim šį kartą. Varom namo, ne namo, gal kažkur į pardę. Dar reikia kiaušinį nusipirkti, nes to kiek suskepsim. Ir reikia kažką su kažko kept, nu tai kiaušinių nėra. Neturim su ko kept. Tai va, tokia dienelė zoologijos sode. Parką neįsim, nėra tolko, nieks nežydi. Pavasaris tik prasidėjo, gegužės mėnesį, va bus labai gražu. O dabar visi ištroškę, išalkę. Laikas judėt, po to reikės važiuoti dar į salę, pasportuoti. Oi, reikalų milijonas. Mašinų čia, zoologijos sode žmonių, tai žiauriai daug. O, pilnas aikštelės, pilnas priparkuota, pristatyta. Oras šiaip labai geras. Biškai pastovėjus gal vėsoka, bet kai tokia karšta moteris pritės, tai čia nieks ne. Ką? Nieko. Tai va, atvarėm pas Lenkus į parduotuvę, Euromarket, o ten Minimarket. Tai eisime į būdų. Biškai noriu silkės gal. Rauginti kopūstai, rauginti agurkai, duonos batonai, nes šiaip Islandijoje nėra duonos. Jie valgo tik batoną, kurią vadina duona. Bet ten nifiga ne duona. Ir skonis. Nu, ne mūsų skoniai. Bet va, tokių pieno produktų tik pas Lenkus gali rasti. Visokiausių. Čia tik į margę. Jo, kaip margė. Sviestas. Žodžiu, varškės irgi tik pas Lenkus.
Kitur nelabai kur rasi. Nelabai ir yra. Tai perkam varškę, tai čia. Dešrelį, va, džiugas sūris, va, žiūrėkite kainą. 12 eurų parodžiai. Žiauru. Mėsytės, dešrytės. Ką žiūri? Царский салямина. Visas skanus. Nu, kainelės tai tokios, ne? Man sunku laikyti. Renkasi ką pavalgyti, ponė, niekaip neįsirenka. Nes pasninkas išėjant. Mėsos negali valgyti. Tai tokia biški hangry, jinai. Biški hangry, ponė mano. O kaip šita ponė? Šiaip aš šitos parduotuvės nemėgstu. Man patinka mini market. O šita O čia viskas ir patinka brangiau, ir išvis kainos nesąmoningos, ir produktai nesąmoningi. Viskas čia nesąmonė. O, turim verbų. Išpardavimas, matot, kainavo 2 eurai, o dabar pigiau pusę kainos. Gerai. Nu va, duožiavom į bonusą, į kiaulytės parduotuvę. Tai kas vadina kiaulytę. Užeikime. Visada vaikai gauna kiekvienoj parduotuvėje vaisių arba saldainį kokį nemokamai. Gali pasimti ir valgyti. Mums reikia duonos, aukselį. Nėra duonos. A ten mažiukai, vienoj pusėj bus. Ai, bendrai nereikia, su bulvėm valgysim. Taip, man reikia marinuotų burokėlių, kurie yra čia. Kaina 2 eurai 30 gal. Mes darysim burokėlių sriubą. Kas? Kaip jums? Rūra? Žvakių nenorit rūros? Rūra. Rūra. Oi, mano rūra. Stop čia. Lambas. Visur aviena, visur, ypač per šventes. Jautiena. Čia viskas, kas su proteinu. Kiauliena. Kiaušinukų paimti reikia, ai ne šitoj lentynai. Sūris. Nu, aš taip smoką nusipirkau. Gerai. Šiaip tai erzina viskas tas, kad čia Islandai yra labai daug kam alergiški. Ir beveik visi produktai yra be laktozės, be ko, pala. Be daug, žodžiu, viskas. Kaip, be laktozės beveik visi produktai, ne? Be ko dar? Be nieko, ne? Be nieko, žodžiu, viskas. Be riešutų negali valgyti nieko. Be laktozių, be cukrų, viskas, absoliučiai. Tai va, viskas dirbtinai, taip tai jau labai erzina, bet, nu, todėl ir pas lenkus valgai varškę, kad būtų ir su laktozė, ir su visko, ir skaniai savo. Ateik, Tai va, dariau. daržovytės. Pam. Ir kiaulytėm dar turim tos saladus, ne? Ne, jau, Bulvės, matom, bulvių kilogramas kainuoja 3,7 eurai 50. Kažkur. Paprikos kainuoja, oho, kaina paprikų 7 eurai. 6,70. Šilauogės, kibirėlės. Irgi tiek pat. 7 euriukai. Nu tai ką, draugai, grįžom namo. Aplankėm zoologijos sodą, pabuvom parduotuvėje, žodžiu. O rytoj bus kitas vlogas, lėksim į tą miestelį greičiausiai. Tai va.
Tai šiandien tiek. Subscribinkit, laikinkit, rašykit komentarus, ką mum dar su žmonelė nuveika, papasakot, galbūt norite kažkokių faktų apie Islandiją, gal kažką paragauti, kažką pažiūrėti, kažką pakomentuoti. Ir mes pabandysime tai išpilti, jeigu tai įmanoma. O dabar nukraut kamerą, nes jų beveik įsikrovė ir visi norim valgyti, tai skusiu bulves, valgysim silkę ir ką čia dar varysim sportuot. Nu, daug reikalų. O rytoj ką? Dažyti kiaušinius į miestelį. Ir sekmadienį Velykos. Tai va, draugai, su artėjančiom šventėm.